Šių mokslo metų pradžioje projektas Siūlų ir Skiautės fantazija sukvietė į vieną būrį tuos, kurie mėgsta kurti, o po to tą sukurtą svajonę paversti tikrovę. Tai technologinis projektas, kuris skirtas mėgstantiems rankdarbius. Nors projekto pavadinime minimi siūlai ir audiniai, tačiau gaminti buvo galima ne vien tik iš jų. Mokiniai savo darbe rinkosi medžiagas ir technikas labai laisvai, todėl ir darbeliai gavosi įdomus, įvairūs, skirtingi, patrauklus ir su didelė širdies. Noriu padėkoti tiems savo projekto mokiniams, kurie nustebino idėjos kūrybiškumu. Tiems, kurie nepabijojo didesnės apimties darbo, sakydami, oho, kaip daug darbo. Žinodami, o tik tai nujausdami, kad darbas turi tokią fantastinę savybę. Jo daugiausia yra tada, kai jo nepradedi. Kai tikimiesi darbo, darbas pradeda mažėti. Dėkuoju tiems, kurie labai kruopščiai ir tiksliai atliko technologinės operacijas, kad ir darbeliai gavosi labai gražūs. Plačiau apie projektą nepasakosiu. Manau, kad tai padarys kiekvienas septintokas išėjęs ir papasakos apie savo darbelį, kaip jį kūrė, kaip gamino, kas jiems sekėsi, kokios problemos, kokių problemų turėjo. Kreipiuosi dabar į šeštokus. Turite puikią galimybę paklausyti, pažiūrėti ir pasimokyti, kaip reikia pristatyti projektą, nes jūsų šitas etapas dar laukia. Gamta, ko gero, nėra žinoma veidelė vieną burną ir dvi ausis. Lyg norėdama pasakyti, kad vis dėlto labiau reikia klausyti, o ne kalbėti. Tai linkiu visiems sėkmės. Sveiki, esu Miglė Kunaitytė iš 7 A klasės ir šiandien jums norėčiau pristatyti savo projektą Siūlus. Projektą pasirinkau, todėl kad man patinka siūti ir norėjau išbandyti save, kuriant kokį nors žaislą ar dekoraciją. Projekto tikslas buvo padėti prailgintos dienos darbo grupiai pasipuošti kabinetą ir padovanoti vaikams savo pačių sukurtų žaislų. Ir mes turėjome nueiti prailgintos dienos darbo grupės kabinetą. Jį apžiūrėję turėjome susižinoti, turėjome nuspręsti, kokius žaislus ar dekoracijas gaminsime. Aš išklausiusi vaikų pageidavimus nutariau pagaminti skudurinę lėlę, nes man pačiai jos yra labai mielos. Norėjau suformuluoti individualius projektinės veiklos uždavinius. Mano uždaviniai – pasirinkti lėlės dydį ir formą, nuspręsti iš kokių audinių siūti lėlę, pasiūti lėlę iš audinių, siūlų ir batus. Mano darbo metodai – informacijos paieška, eskizų piešimas, iškarpų paruošimas, siuvimas, siuvinėjimas. Apie lėles. Lėlė visų pirma yra žaislas. Lėlėmis žaidžia kūdikiai, vaikai, taip pat suaugę žmonės. Lėlės vaizduoja žmonės, gyvūnus ir įsivaizduojamas būtybes. Internete susiradau informacijos ne tik apie lėles, bet ir apie audinius, iš kurių būtų geriausia siūti. Sužinau, kad skudurinės lėlės kūną geriausiai siūti iš lininio ar medvilninio audinio, o lėlės suknėliai tenka siūti visi audiniai, tačiau aš pasirinkau ją siūti iš savo pačios nebereikalingos suknėlės, kuri pagaminta iš medvilnės. Medvilnė tai augalinis pluoštas gaunamas iš ornamenčio genties augalų sėklos gaudančią audinį. Linas yra viena iš seniausių tekstilės rūšių pasaulyje, kuris gaminamas iš lino pluošto. Kaip švarkas. Būsimos skudurinės lėlės matmenis ir formą pasirinkau pagal savo pačius turime skudurinę lėlę. Nusprendžiau lėlės kūną siūti iš lininio audinio, o lėlės suknėlė iš nebereikalingos, tačiau gražus mano pačios suknėlės, kuri pagaminta iš medvilnės.
Mano pagaminta lėlė yra iš lininio audinio, plaukai iš mezgimo siūlo ir ji yra prikapšta sinteponu. Štai šioje skaidrėje matote mano lėlę, taip pat čia, o pristatymo galėsite ją apžiūrėti. Įsivertinimas. Man sekėsi siūti lėlę ir planuoti laiką, nesisekė susirasti informacijos internete apie lėles. Štai čia matote mano naudotų šaltinių sąrašą. Ačiū už dėmesį, ar turite klausimų? Turime klausimą. Mes susitarėme, kad iš žiūrovų gali klausimą užduoti, tiesą sakau, taip? Tai jums, jeigu irgi kils klausimų, tai jums irgi taip pat užduos. Tai tu sakei, kad suradai informaciją, kad lėlės būna geriausiai siūti iš lininio ar medvilninio audinio. Kodėl? Todėl, kad linas ir medvilnė yra natūralūs pluoštai, jie praleidžia orą, yra švelnus, vaikams tinka žaisti, todėl yra saugus, taip pat jie nėra šiurkštūs, yra augalinių pluoštų, todėl Tai vaikams iš tokio audinio pasiūtas kūnas būtų ekologiškesnis, ar ne, galėtume sakyti, taip? Tu sakei, kad nesisekė surinkti informaciją apie lėles internete. Kodėl? Todėl, kad buvo sunku dėl to, kad yra visokios informacijos ir ne visai tinka. Daugiausiai ten apie lėlių istorijas, visokias pasakoja. Buvo sunku tada susirasti. O gal ką nors labai įdomaus įskaitai apie lėles, tai ko tu negalėjai panaudoti, bet buvo labai įdomu. Man buvo visokių, kaip pasakyti, aprašymų lėlių, taip pat įdomu, po to suradau dar kokia yra didžiausia lėlė, mažiausia, visokių dydžių, kurios labiausiai parduodamos lėlės pasaulyje. Šitas buvo įdomu. Ačiū. Aš daugiau klausimų neturiu, o jūs? Kas yra tas iš C kažkas fabrikiškai? Sinteponas, ar ne? Sinteponas. Sinteponas yra panašiai kaip vata. Jo galima prikimšti lėlės kūną. Iš pradžių sakiau, kad norėjau kimšti su vata, tačiau pasitariau su mama ir sužinau, kad sinteponą geriau, nes lėlės kūnas pasidaro minkštesnis, labiau įsipučia. Ir tie pumpai tikriausiai nesimato, ar ne? Ačiū, Milė. Sveiki, aš esu Jorūna Zabravaitė iš 7 B klasės. Norėčiau jums papasakoti apie savo projektą, kurį aš pasirinkau rugsėjo mėnesį. Tai yra siūlų ir skerdžių fantazijos. Rugsėjo mėnesį visi vaikai rašė motyvacinius laiškus ir iš mūsų 7 klasių pasirinkau, buvo 5 projektai, pasirinkau vieną, kuris man labiausiai patiko, nes aš mėgstu rankdarbius ir mėgstu visokiausius niekučius gaminti. Štai mūsų projektinės grupės tikslas buvo papuošti prailgintos darbo dienos grupės kabinetą ir savo rankomis pagamintais žaislais, sukurtais žaislais pradžiuginti vaikus. Štai mano uždaviniai. Pirmasis uždavinys buvo sužinoti, kokios spalvos ir formos vaikams patinka. Kokias siūles ir kokius darbo įrankius reikės naudoti siuvimo eigoje. Sukurti ir pagaminti pagalvėlę, ant kurios būtų galima sėdėti ir su ja žaisti. Štai nuvėjusi prailgintos darbo dienos grupės kabinetą, aš sužinojau, kad paprašiau, kad vaikai nupieštų piešinius ir namo grįžus juos išanalizavau ir gavau tokią lentelę. Pagal psichologinę literatūrą teigiama, kad vaikams labiausiai patinka ryškios spalvos, bet aš savo pagalvėlę pasirinkau raudoną gaminti, o ne žalią. Kiek matote, žalia daugiausia vyravo piešiniuose, nes raudona nieko daug nesiskiria nuo žalios.
jie irgi yra ryški. Pagrindiniai siuvimo įrankiai yra, kuriuos aš naudoju. Tai yra siuvimo mašina, siūlai ir audinys. Dabar trumpai papasakosiu, kaip gaminau savo pagalvėlę. Visų pirma, nuvėjau į prailgintos darbo dienos grupės kabinetą ir atlikau apklausą. Vaikai pasakė, kad jie norėtų pagalvėlės. Aš tada grįžusi namo perverčiau visus senus mamos žurnalus ir laikraščius ir suradau labai gražią pagalvėlę, kurią aš pasiuvau. Štai visų pirma išsikirpau eskizus iš popieriaus, po to juos persikėliau ant audinio, prisiuvau balną, galvą su ausimis, po to uodegėlę ir kojas. Sunkiausiai sekėsi prisiūti galvą su ausimis, nes jos labai buvo išpūstos, kai prikimšau sintiponą. Tada viską susiuvau ir prie galvos siūlę susiuvau paslėptąją siūlę. Ačiū už dėmesį, ar turite klausimą? Tu taip greitai baigiai? Tu gal galėtumei pasakyti, tai kasgi tau sekėsi, o kas nesisekė? Kokias tu išvadas padarei? Man labiausiai sekėsi ieškoti tarp raičių, nes man labai patinka knystis ieškoti informacijos tarp senų žurnalų ar laikraščių. O nesisekė, kaip ir sakiau, ausis su galva prisiūti prie pagalvėlės, nes buvo jos stambios. Tu sakei, kad minėjai, kad niekučius gaminti tu mėgsti. Kas tie niekučiai? Niekučiai tai aš darau vis auskarus, dėžutes, rankdarbius su dekupažu, vėliu, visoks tenais. Tai vadinasi visokie papuošalai arba dekoratyviniai kokie daikčiukai, ar ne? Gerai, kodėl reikėjo tau išsiaiškinti spalvas ir formas? Turint galvoje, aš taip supratau, kad tu aiškinaisi su vaikais ir aiškinaisi literatūroje. Tai kodėl tai reikėjo padaryti? Todėl, kad, sakykime, būčiau pagaminus kokią tamsiai mėlyną, tai vaikams, ar ten tamsiai žalią, vaikams būtų nepatikusi ir jinai būtų numesta kampe ir su jie nebūtų žaidžiama. Aišku, o formas? O formas, todėl, kad irgi, sakykime, nepagaminčiau paprastos pagalvėlės ir vaikams nepatiktų jinai, o kad su jie būtų kažką galima daryti, su jie žaisti. Tu sakei, kad pagal psichologinę literatūrą teigiama... Kokią literatūrą tu skaitei? Dabar, žinokit, tiksliai nepasakyčiau, bet nuvėjau į biblioteką. Internete ieškojau, bet internete nieko neradau, o bibliotekoje davė knygą. Aš greitai atsiverčiau, susiradau skyrių ir ten buvo rašoma, kad vaikams labiausiai patinka ryškios ir gražios spalvos. O vaikai patvirtino tai? Kaip matote, kai to tamsiai mėlyna mažai labai vyravo, pats mažiausiai. Aišku. Tai buvo tikrai labai įdomu klausyti. Tikiuosi, kad labai vaikai džiaugsis tokią pagalvėlę turėdami. Ačiū. Sveiki, aš esu Ieva Daranskaitė iš 7 B klasės ir norėčiau Jums pristatyti projektinį darbą Siūlų ir skeltos fantazijos. Aš pasirinkau būtent šį projektą, kad galėčiau pradžiuginti ir prailgintos darbo dienos grupės lankytojus rankų darbo žaislu, bei pati išmokčiau jų pasigaminti. Visus metus ruošto projektinio darbo tikslas buvo pagaminti šį mielą daiktą, kuris dėrėtų prie prailgintos darbo dienos
kabineto atrankos bei patiktų vaikams. Tai padaryti atrodo labai lengva, tačiau taip nėra. Juk ne veltui sakoma, kaip pasiklosi, taip ir išsmebus. Visų pirma, kiekvienas savo išsikėlėme 3 uždavinius. Pirmasis uždavinys sukėlė daug problemų. Jame reikėjo sužinoti, kokia pagalbėlė žaislas tiktų prie prailgintos darbo dienos kabineto aplinkos. Kabinete buvo daug įvairiausių daiktų išmargintų įvairiausiomis spalvomis, tačiau vis dėlto aš nusprendžiau, kad ten vyrauja šviesios spalvos. Rinkdamas medžiagas savo gaminiui, supratau, kad jų yra įvairių. Kad prieš pradedant darbą reikia sužinoti, koks jis bus, kad galėtum parinkti tinkamas medžiagas. Mano pagalbėlį žaislui labiausiai tinka medvilnė, nes tai yra minkštas orui pralaidus audinys. Taip pat mano pagalbėlį tinka šviesių spalvų audiniai, nes asmeniškai aš nenorėjau, kad jie išsiskirtų iš kitų kabinete esančių daiktų. Vykdydama antrąjį uždavinį, aš turėjau išsiaiškinti, kokia bus mano būsimo gaminio darbo eiga bei kokie įrankiai jam bus reikalingi. Per pirmasis projektinio darbo pamokas su mokytoja išsiaiškinau savo gaminio darbo eigą. Jie atrodė labai keista, nes viskas turėjo prasidėti ne nuo siuvimo kaip įprasta, bet nuo eskizų piešimo. Tačiau prieš pradedant darbą reikėjo įsigyti jam reikiamus įrankius. Nuėjusi į siuvimo reikmenų parduotuvę, ten jų radau labai įvairių, todėl man reikiamų reikėjo konsultuoti su specialiste. Išvada būtų tokia, kad darbo eiga yra būtina, nes jos nežinosi, ką po to daryti, o siuvimo įrankių yra įvairių, tą darbą reikia pasirinkti tinkamus. Paskutinysis trečiasis uždavinys buvo visus metus siektas tiklas. Tai yra pagaminti savo gaminį. Šis uždavinys reikalavo daug kūrybos. Man teko pabuvoti dizainerė bei siuvėja. Mano gaminį rasite štai čia. Tai yra pagalbėlė žaislas, kurį aš pavadinau biškučių pagalbėlė. Galėsite ją apžiūrėti bei suprasti, kad kiekvienas iš mūsų sudėjo daug pastangų jiems padaryti. Taigi rankomis pagamintas žaislas yra daug mielesnis ir jaukesnis nei pirktas parduotuvėje. Norėčiau pasidžiaugti, kad šis projektas mane išmokė gaminti pagalbėlę žaislą, bei tikiuosi, kad šis mano gaminys pradžiugins prailgintos darbo dienos grupės lankytojus. Ačiū už dėmesį, gal turite klausimą. Turime klausimą. Tu sakei, kad tu išsiaiškinai, kokių įrankių reikia pagalbėliai pagaminti. Tai kokių konkrečiai jų reikia? Tokiai įspūdingai pagalbėliai. Reikia audinio, siūlų siuvimo mašinos, centimetro arba liniuotės, žiūrint, kokia bus siuvimo pagalbėlė. Taip pat, jeigu norėsite mano biškučius pagražinti, tai reikia visokių ten sagučių, siūliukų, kad galėtumėte prisiūti gražiau atrodyti. O idėja, kaip gimė idėja iškilius tuos biškučius pagaminti? Na, idėją ieškojau žurnaluose bei internete. Internete buvo radus panašią pagalbėlę, tik ten buvo katiniukai. Bet kadangi man labai patinka kiškiai, tai aš sugalvojau perdaryti pagalbėlę su kiškučiais. Aš daugiau klausimų neturiu, o jūs? Jeigu pagalbėlė išsiėmė. Tai kiškučius pat išsiėmė ir susidarino žaislą. Nu, labai įspūdingai. Ko pagaminti kiškučiai neišdirbti? Jie taip pat kaip ir pagalbėlę pagaminti iš audinio, sinteponas uždėję, o jų pagražinimui naudoti kaspinėliai, sagutės bei sūriai. Ačiū jam. Šį projektą aš pasirinkau todėl, kad norėjau išbandyti save ir pagilinti siuvimo žinias. Mano uždaviniai buvo išsiaiškinti, kaip siūti, padaryti žaislą prailgintos dienos darbo grupėje. Man geriausia buvo siūti iš trikotažo ir vilnos. Čia mano gaminys, trumpai papasakosiu, iš ko ši pagalbėlė. Šią pagalbėlę aš gaminau iš mano namuose besimėtančių man nebereikalingų audinių ir daiktų. Seną vilnonę šaliko, 2 spalvų trikotažo, sinteponą. Darbo eiga.
Pirmiausia, nusipiešiau eskizus. Pagal eskizus išsikirpau iškarpas, palikdamas užlaidas iškirpau detalės, susiuvau siuvimo mašina ir prikimšau sultaponu. Sėkmės. Pagalvėlė yra spalvinga, patraukli. Nesėkmės. Pamiršau ištraukti pagalbinius siūlus. Nesisekė atlikti darbus laiku. Ačiū už dėmesį, ar turite klausimą? Kodėl nesisekė laiku atsiskaityti darbus? Trupučiuką patingėdavau. O kodėl tu, Domantai, pasirinkai būtent šį projektą? Šį projektą, kai rašiau motyvacinį, pasirinkau antrą. Iš pradžių buvau, trupučiuką nusivylęs, bet vėliau susitaikiau ir pagalvojau, kad čia irgi įdomu. O kas būtent įdomu? Pagilinti siuvimą žinias. O tau įdomu siūti? Įdomu. Įdomu? O prieš tai buvai ką nors siuvęs? Buvau siuvinėjęs servetėlę. Aha, aišku. O dabar tu sakei, kad tau geriausia, žodžiu, tu pasirinkai medžiagą, trikotažą ir vilną. Kodėl būtent tas medžiagas? Man pasirodė iš jų lengviau siūti. O kodėl lengviau? Ar gal kartais namuose būtent tos buvo ir jos buvo patrauklios? Ar siuvimui lengviau? Nežinai, kaip atsakyti? O kodėl būtent tavo pagalvėlė būtent tokia? Kaip tu sugalvojai tą modelį? Nes man ruda spalva patinka. Bet va, kažkas sakė, kad gali kartais pradinukam nepatikti. Kaip tu galvoji, jiem patiks? Tada nepagalvojau apie pradinukus, gal tokia kaip man patiktų. Bet jeigu tau patinka, tai ko gero galbūt atsiras ir pradinukų, kuriems tai patiks, ar ne? Nu, reiktų taip galvoti. Kaip galvoju, kuo tavo pagalvėlė išskirtinė? Trupučiuką senamadiška. Išskirtinė tuomi, kad senamadiška? Trupučiuką, nes tokia atrodo senesnė. Iš senesnių audinių gal. Nu, labai tavo pagalvėlė graži. Ir visiškai nebe senamadiška, kai va šitaip įdomiai padaryta. Lauzer. O ką tu čia pavaizdavai? Pagalvėlė meškiuką. O kodėl pasirinkai būtent meškiuką? Nes man meškiukai mėly padarai. O sunku buvo daryti šį darbą? Nelabai sunku. Patiko? Nu ir ačiū, Domantai. Nu tai dabar eilė man atsakinėti, taip? Visų pirma, tai noriu padėkoti, kad apskritai turėjau galimybę išklausyti šitokį įdomų pristatymą. Tikrai buvo labai įdomu ir labai smagu. Man atrodo, kad jūs, ko gero, būsit realiausi pretendentai į nominaciją Nauda. Aš siūlyčiau, kad dalyvautumėte konferencijoje ir pristatytumėte savo projektą, nes nauda to, ką jūs padarėte, ne tik jums, kad išmokote siūles, medžiagas įvertinti ir vienokias, ir kitokias, ir patobulinot savo visokius gebėjimus, ir mielų visokių, kaip Jarūnė sakė, daikčiukų pridarėte, bet tie visi daikčiukai labai labai naudingi bus pradinių klasių mokinių prailgintai dienos grupai. Tikrai labai naudingi. Labai gražus ir mieli. Tuo labiau, kad tai bus padarę vyresni jų draugai, tai dar meilesni.
Bet to turiu pasakyti, kad dabar jau apie jūsų pristatymą, tai labai smagu, kad iš kiekvieno pristatymo buvo labai lengva suvokti jūsų projekto esmę. Jūs viską išdėliojote labai nuosekliai, aiškiai, išvardinote, ką darėte, kodėl taip darėte ir pateikėte išvadas ir įsivertinote. Tai buvo nuoseklu, aišku, vieni, aišku, giliau tai pateikėt, kiti ne taip giliai, bet esmė buvo labai aiški. Kartais projektų pristatymuose prapuola esmė per įvairiausius visokius kalbėjimus. Išsiskyrėte savo laikyseną, apranga ir apskritai labai rimtų kalbėjimų, išsamių kalbėjimų. Į ką reiktų atkreipti dėmesį? Mažmožis, bet vis vien reikia atkreipti dėmesį. Jūs pastebėjote, kad kai kurių skaidruolių fonas neleido suvokti, kas ten parašyta, ar ne? Ką reikia padaryti, norint tą klaidą atitaisyti? Gal dėti šviesesnės skaidrės? Bet ką reikia prieš pristatymą padaryti? Pasižiūrėti, ar matosi viskas. Taip, ateiti į tą auditoriją, kurioje bus pristatymas. Antras dalykas, į ką reiktų atkreipti dėmesį, jau čia rimčiau atkreipti dėmesį į kalbos taisyklingumą. Kol kalbėjot, dažnu atveju kalba buvo pakankamai taisyklinga. Nors strigo kai kada kirčiavimas, kai kada kalbos kultūra, aš vertindama prie kiekvieno jūsų šito kriterijaus įrašiau, kas strigo. Bet dažniausiai kalbos sukliuvimai tada, kai jūs imate atsakinėti klausimus. Tada jau paleidžiate savo kalbą iš tų jau savo nusistatytų rėmų. Bet dar turėsite ne vieną pristatymą ir dar visokių galimybių patobulinti savo kalbą. Ir trečiasis dalykas, į ką reiktų atkreipti dėmesį, nors jūs buvote tikrai rimtai padirbėję prie kiekvieno uždavinio išvadų. Ir akivaizdu, kad jūs išvadas beveik visi savo kalbose pristatėte, bet kai kurios išvados dar silpnomos. Reiktų atkreipti dėmesį, kad išvada nėra išvada, jeigu tu analizavai įvairią medieną, taip, ir sakai, kad medienos yra įvairios. Mes ir taip žinom, kad medienos yra įvairios. Taip? Bet tugi išvadą darai dėl savo kuriamo produkto, kad norint pagaminti lėlę, iš tų visų medienų labiausiai tinka tokia ir tokia. Ir nusakai pagal, tada jau bus tikroji išvada. Nes ta išvada galės pasinaudoti ir kiti kitą kartą gaminantis ar lėlę, pjaunantis, ar siuvantis, pagalvėlę, ar kokią dekoraciją, tada ir bus išvada. Nors dalyje jūsų pristatymo išvados buvo visai neblogos ir giluminės. Taigi, 3 dalykai, kuriuos verta būtų dar patobulinti. Tiesa, jūs labai nustebinote, žinote ko? Profesionaliais atsakymais. Dauguma jūsų buvote tikrai rimti savo darbo jau meistrai ir galėjote išsamiai atsakyti į daugelį klausimų. Ir tai tuo žavėjote labiausiai. Linkiu sėkmės kitais metais pasirinkti tokį projektą, kuris vėl jūs džiugintų, nes iš jūsų pristatymų buvo matyti, kad džiugu buvo visus metus darbuotis būtent atliekant tokį projektinį darbą. Sėkmės visiems. Gal turite klausimų? Taip. Aš juos jau turiu, jums reikės tik tai patiems susiskaičiuoti. Aš įvertinu pagal kriterijus
Visų jūsų darbus palieku mokytojai, jūs aptarsite, jeigu kartais aš buvau kažkur ne visai teisi, jūs aptarsite su mokytoja, mokytoja duos vilnių ženklą, mes dar kartą pasiaiškinsime, galbūt kažkur per skubą įvertinau ne visai teisingai. Ar dar yra? Tada viskas. Šiandien įvyko paskutinysis projektinės veiklos etapas. Mokiniai pristatė viešai savo sukurtą darbą. Pasirengimas šitam etapui vyko keletą pamokų. Mokiniai ruošė savo žodinę pristatymą, vaizdinę medžiagą, repetavo, buvo aptartos laikysenos, tvarkingos aprangos reikalavimai. Šitame etape mokiniai ugdėsi komunikavimo kompetenciją, gebėjimą pasakyti auditorijai, ką veikia, kaip veikia ir kaip jiems sekėsi. Vaikams šitas etapas yra labai svarbus tuom, kad darbą pristato ne savoje projektinėje grupelėje, ne savoje klasėje, o mokyklos viešoje erdvėje, skaitykloje, kad projekto pristatymą stebi kitų klasų mokiniai, o svarbiausia, kad jų žodinį pristatymą vertina mokyklos direktorė. Iš mokinių žodinių pristatymų matyti, kad kai kurių mokinių pasirengimas ir gebėjimas aiškiai, logiškai dėstyti mintis, atsakinėti užduotus klausimus yra geresnis. Kai kuriems mokiniams tai sekasi dar šiek tiek sunkiau. Tačiau pabandę vieną kartą, išklausę įvertinimus, mokiniai turi galimybę pasitaisyti ir taip tobulėti. Šitas pristatymas nėra paskutinis, nes kitais metais jie rinksis naują projektą, kurio pabaigoje vėl jų laukia viešas pristatymas. Šią grupę sudaro nevienodo pajėgumo mokiniai. Pajėgumas nevienodas tiek technologinė prasme, ir tai matėsi, kaip vaikai rinkosi darbą, nes darbeliai buvo nevienodos apimties. Taip pat nevienodai gerai ir tiksliai atliktos technologinės operacijos. Ne visiems pavyko ir gražiai užbaigti ir sutvarkyti darbą. Skiriasi ir mokinių planavimo gebėjimai, kadangi projektinė veikla trunka gana ilgą laiką. Ir projektinė veikla sudaro keletas etapų. Mokiniams reikia laiku ir padaryti darbą, ir parašyti rašto darbą, ir laiku pasiruošti pristatyti darbą. Tai tam, kad visus etapus jie įvykdytų laiku, labai svarbu planuoti darbus ir turėti valios tos darbus padaryti, kaip ir buvo suplanuota. Tai iš pristatymų matėsi, kad kai kuriems vaikams planuoti laiką ir darbus yra gana lengva, tačiau kai kuriems vaikams šitie gebėjimai dar yra labai silpni. Už gebėjimą planuoti yra rašomas vienas iš projekto pažymių. Tai šiandien mokiniai pristatė savo projektą žodžiu ir gavo pažymį už žodinį pristatymą. Kitą savaitę projekto pamokoje jie įsivertins savo planavimo gebėjimus ir gaus pažymį už gebėjimą planuoti.
Mokiniai buvo labai skirtingo pasirengimo lygio. Čia buvo pora mokinių, kurie turi kitų dalykų adaptuotas programas. Tikriausiai galbūt ir iš kalbėjimo galėjote pastebėti, bet jų visų sukurti, išskyrus vienos mergaitės nematėme darbo, jį pamiršo. Ko gero irgi šį bei tą sako apie prisiminimus vaiko, bet darbai sukurti puikus. Ir kalbėjimas skirtingas, bet įžvalgos netgi ir tų vaikų, kurie mažiau galbūt turi galimybę tai gilumai, apibendrinimui, išvadų darimui, bet jie irgi suvokė, kad galima kažką įžvelgti, galima įsivertinti ir galima pasakyti, kas sekėsi, kas nesisekė. Ir ko gero tai turės reikšmės jų tolimesniems darbams.